Nu, zdarova, pacanai, važiuosimės į kelionę. Važiuosimės į Lenkiją, į Čekiją ir į Slovakiją. O važiuosim su tokiu bolidu. Aplankysim Čekijoje Brno, važiuosim į Slovakiją, į Bratislavą ir kažkur ten kalnais iki Krokuvos. Iš Krokovos atgal į Varšuvą ir namo. Tai kelionė užtruks apie 10 dienų. Ką dar veiksim? Paragausim, įvertinsim maistą, padarysim tokį mini kebab turą, ką dar veiksim ir pažvejosim, pasimsim meškeres, pabandysim kažkur užsimest šiaip for fun tipo. Ar pagausim kažką, ar nepagausim, čia nesvarbu experiences. Labas rytas, o mes jau pajudam į kelionę mūsų. Nuostabus laikas nusimato su draugais. Apsistosim šiandien Varšuvai, paimsim visus savo draugus ir važiuosim. Rachitai, kaip tavo nuotaikos? Puikiai. Puikiai, liuks. Aš nusiteikęs esu šauniai, manau gerai praleisim laiką. Gaila be Lauriuko. Lauriuko linkėjimai, Kęstučių linkėjimai. Linkėjimai visiems mūsų komandos nariam. Kurių su mumis nėra. Jo, tiem, kurių nėra. Ką tu teta pikta tokia? Jinai mus prakeikė dabar. Mūsų pirmas sustojimas. 6 eurai. Čink, čink. Nežinau, kiek eurų. Niam. Tema tokia yra. Dabar mes važiuojame iš Klaipėdos į Kauną susirinkti barzdylos su plika galva. Ir tai nėra žydas, tai yra kitas narys mūsų komandos. Susirinksim jį ir važiuosim link Varšuvos. Jeigu kažką pakeliui atrasim, kažką įdomaus, užfilmuosim. Jeigu neatrasim, Tomų zonas. Pasikuriam. Doubles in the chat. Svarbu, kad kelionė būtų very nice. Vis dėlto penktadienis, 13. Pilnatis šiandien. Tai bus bairių, man atrodo. Viskas susikrovėm. Susidėjom. Ir galima bus rėdėti. Kaip tu jauties? Karšta. Susirinkom komandą visą. Važiavom į Poland. Budzys Hozach, PL. Mes jau čia, mes jau Lenkijoje. Road payments. Mokėsim už kelius dar. Mokėsime už kelius. Didelius pinigus. Gerai, kad mes turim mantelį, kuris apmokės. O šiaip klausimas, klausimas toks. Jūs galvojat, kad realiai žmonėms įdomu žiūrėti mus? Aš tai nežiūrėčiau. Bet jeigu žiūrit, tai laiką būtinai paspauskit, nes čia tai iš visų važuha bus tada. Pakomentuokit. Pakomentuokit kažką jo. Rytoj į zoologijos sodą ir į karo muziejų planas. Jeigu iš po zoologijos sodo išeisim normalus, tada į karo muziejų. Jeigu neišeisim normalus, tai tiesiog. O šiandien planas atvažiuoti, padaryti chatos reviewą, eiti į miestą, kažką tai pavalgyti, kažką atsigerti, kažką tai gal pro kokį seną miestuką praeiti, kažką gal įdomaus pamatysim dar. O rytoj prasideda linksmybės. Kas čia yra toksai? Čia galva išlindus, man atrodo, ne? Čia mocas, tipo. Kas? Mocas čia? Tipo kaip mocas, nu. What the fuck? Kliavo čia tai aparatas. O čia tai aparatūra, seni. O čia tai aparatūra. Aš tokių nematęs. Kitos kontaktinius jau, ble. O čia tai aparatūra. O čia tai jo aparatūra. O čia tai jo. Atvažiavom į kažkokį miestelį, ieškom degalinės. Ieškom užkandžių. Kilinskiego. Ieškom kur pavalgyti, kur pasisioti. Dabar tiesiai važiuojant po kairę padaryti. Viską padaryti, visus reikalus. Labai įdomus vaizdai, įdomus ženklai. Taip, labai įdomu, čia tikrai Lenkijoje. Nesame čia dar buvę. O, mes radom. Kaip aš norėčiau pavalgyti skaniai. Norėčiau skaniai dešrainiuką suraityti. 2 eurai. Kaip lenkiškai dešrainiai? Nu, kokia 5 iš 10. 5 iš 10 maks. Mes į lauką neinam.
Nes tai manelina seni karvašudžių. Zapašokas toks žiaurus ten seni. Blogiau nei karo lietuoju. Baisu. Kiek vertinat? Šitos 6 iš 10? Buvau labai alkanas. Tai... Už 20 centų langą mano dabar. Brangininkas. Very nice. Davai, valai. Valyk tą langą, už ką aš tau moku pinigus. Nedaug dėvė purvino. Nedaug dėvė, bent vienas vabalas bus, bent vienas lavonas bus dar ant tą langą. 5 euros. 20 cent. 5 euros. 20 cent. 5 euros. Goodbye, mister. Matot laidas čia? Neonkės. Kažkaip taip ten eina. Nu naktį pažiūrėsim. Žiūrėjau, profesionaliai kaip išleista. Kaip man kitaip? Most wanted. Šuniukas. Undergroundas. Girdi. Ką čia 500 zlotų mokėjom? Aš nežinau, bet... Depozito. Kad laistytuvo nenupyzintų. Tikriausiai. Tai mesimės pas kaimynus. Tai yra king ta chata. Brolau. Šitas greitai nevyks. Čia ant 5 spinų. 500 zlotų. Senio, čia bus pirtis. Į Rūsį mumis nutempė. Vėl Rūsį. Šviesa. Čia. Atjungi elektrą. O, da. Vaiki. Čia viskas užrakinta, ne? Čia bet Hario Poterio namai kažkokie. Čia per daug durų. Kas čia? Skalbenkė sienoje. Kur? Eik, bijau. Aš žiūrėk skalbenkė sienoje rimtai. The fuck? Šitą mūsų, ne? Oi, vaiki. Ne per daug čia atskiros. Kiek? Čia 3 lovas ir ten viena didelė. O, palauk, kaip gerai, vaiki. Mano didelė. Nu, gerai, tu vairuotojas. Mano šitą. Aš čia mėgu. Opa! Kaip gerai, vaiki. Čia dušinė, ne? Tulikas, dušinė. Oi, tu čia normaliai čia dar. Nėra tai blogai, tik biški šūdai smirda, bet... Nu jo, Lenkose. Realiai čia tas kvepelis. O čia dar antras tulikas, dar dušas. Tai čia išvys bus gerai. Mantelis čia mėgos, VIP zona mantelio. Eik, tu gerai, seni. Nice. Iš 10 įvertinčiau kokiais 8 dabar sakyčiau, net 8. Žiūrėk, kokia zona, lounge'as koks. Kai gerai lounge'as čia. 8 iš 10 kol kas. O, kaip gerai. Kelionės gal ir 8 iš 10. Kaip gerai čia pasėdėti, va, žinai. Pala, virtuvė reikia pažiūrėti. Židinys yra malkų. Pasikurti. Man tikrai nekur sužydėti. Aš įdėjau. Buterbrodnica, kavos aparatas. O čia toks mechaninis kavos aparatas. Pažiūrėsim, yra kažkokios spintelės ar nėra. Podeliai. Kavos yra. Čia tas. Nebus. Daugiau nieko nėra. Nebus, reiškia, kavos. Yra tik tokia kava. 3 viename. Kiek mes palaukų šitą chatą mokam? 200 kem. 2 kem eurų už 2 naktis ant 4. Ryšio nėra. Vot, negerai, jau kas sekas. O, vaikai, jau kas sekas, interneto nėra. Nu, bet ir Rusai kišo. Bet yra už tą talismanas, yra toks vienas. Šuniukas, talismanas. Oh, no. Važiavomės į Stalicą, Varšavą, į centriuką lysim dabar. O čia Big Beną matotės, lenkišką Big Beną.
eisim praseit, prasipūst pro centriuką, pažiūrėti, kas gero. Nes vyrai nėra buvę Varšuvoje dar. Tikriausiai visi nėra buvę. Ot mes tokie kaimiečiai atvažiavę, 4, eisim į didelį miestą, pasiklysim čia tikriausiai. Kaip galvojat, kas čia yra? Aš manau, čia Jėzus Kristus. Nu ką, atvarėm biškį užkasti, lengvai tai va. Vyrai valgo, Kol kas. o vaikai Ragauja. lengvai Lengvai užkandinėja. ragaujasi, va. Gėrimukų tokių, skanaus. Kas valgot, kas geriat, 9 iš 10. Yra kur tobulėt, bet, žinai, tobulų nėra. Kur būtent gali patobulėti? Kur patobulėt? Kad būtų 10 iš 10. Man pritrūko, biški daržovių pritrūko daugiau. O šiai visai nieko. Turi pridėti, ne? Dėkui. Kaip kol kas Lenkija tau? Gražu, bet labai smirda. Labai smirda, bet kur nueini, visur smirda. Tau šiuo metu smirda? Lengvai, nesunkiai. Dabar gal kiek geresnė situacija. Lengvas dvelgsmas. Jis tiesiog priprato prie tos marmės ir viskas. Nu, arba taip. Ir Klaipėdai smirda. Tai nelabai kom skiriasi čia iš tikrųjų nuo Klaipėdos. Jaučias kaip namuose, ble. Ja, feels like home, žinai. Home sweet home. Grove Street home. 2,5 tonos, mums negalima ten eiti. Savo atspindį mačiau. Bet čia... Čia užsidengęs kekė. Su pederatskė. Neandertalas. Spinų milijonas ant tvorų. Spininas. Kodėl tu, Ratmanai, neatvežiai spinos su savo žmona pasikabinčia? Tai reikia. Yra kokių lietuvių? Davai paieškom lietuvių. Magdalenija į Jakub. Yra B plus B. B plus B? Nu čia jau įdomiai. Biški truputėlį. A plus L. Jiems tai viskas, okei. Okei. Čia tokia išvys sena spina. Žinai, kiek čia? Nei metų. Michael Jackson. M Arba plus Michael J. Jordan. Michael Jordan. Kas kam labiau patinka. Yra dar MCPG. MCPG purvynis. P plus J. Kaip gražu miške. Kaip gražu. Kaip gerai. Vandal. Kas sulaužė suoliuką? Dabar yra pagrindinis klausimas. Kvuizos. Pabandyk sutvarkyti. Niekada. Pabandyk. Man už tai ne. Pabandom sutvarkyti suoliuką. Gerai, pabandėm. Nu, Mėla malonu, kaip sakė. čia GPT sutvarkys. Įsivaizduojat mane, išvadino seniu, sakė, tu pražylęs esi, Tai ne tau- apie tave kalbėjo. tau želia jau šonai. Jie vaikiai nesupranta. Jie vaikiai nesupranta, kad sulaukia mano amžiaus, bus jau su ortopediniais batais vaikščias. Vaikiai nesupranta. Tokio amžiaus sulaukia. Nesupranti iš viskas. Tokio amžiaus sulaukia, dantis iškris jiems. O, žiūrėk, kokia pilis čia. Old balance. Šiaip kokia čia starumo yra. Nu čia jau iš patranka. Siena gera siena. Kad pramuš. O žiūrėk, kokias čia vyniai pisa. Na, tai čia vynys. Čia GPT paklaus. Senamiestis Varšuvos tai nieko gero. 5 iš 10. Patylėk tu, kur. Zaibūtų šnekėt. Jeigu tu šneki, tai tu šneki. Tokia siena buvo apkalta, kad kopėčių nepasistatyti. Eina sau. Spyglių pridėta. Ne, padomu, visą sieną buvo tokia apkalta naša, kad kopėčių negalėtų pasistatyti. Papasakosiu žmonėm istoriją. Mes varėm į Kauną. Aš buvau nusipirkęs tokius batus.
O tokius, Nu, ne visiškai tokius. Tokius pačius, realiai. Ne. New Balance'us, parodyk žmonėm biškį, parodyk. Sustok, sustok biškį. Riebalos. Sustok, o tokius batus. Jisai, va šitas, man sakė, kad tu čia nesąmonę nusipirkai. Gaidiškus batus, marsahodus nesakyk, kažkokius. iš rimto jokingai atrodo. Sako, Man iki tu šiol jie klaunas juokingai esi, atrodo. sako, klaunas Raškis iš Simpsonų. Dabar jisai pats su tokiais pačiais vaikšto. Zet vis tiek yra Žinai, vaikis. aš pasakysiu. Ką tu Man iki pasakysi? šiol jie jokingai atrodo. Bet kas neturi šitų batus neįsivaizduoja, kiek jie patogus yra. Aš pats žvengiau, bet jie patogus batus. Nusipirkit tokius batus. 180 eurų tik tai kainuoja. Čia ne reklama, čia rekomendacija. Ja. Jeigu norit vaikščiot patogiai, pirkit New Balance'us. Ypač kam virš 30, rekomenduoju. Kažkas čia. Žinau, neparašyta angliškai. Iš vidaus matau, tai kad bažnyčia. Take me to church. Bažnyčia. Taip, neblogai atrodo. Kol kas geriausias pastatas Varšuvai. Gražiausiai atrodantis. Sanktorium. Sanatorija. Išvirtas. Žiūrėk, kiek išvirtęs. Kiaušus, liūtas. Dangoraižių miestas ir didysis Benas. Žinau, seniai, Varšuvos. Bet mes pro čia pravom. Varšuvos senamiestis, tai toks 6 iš 10 man. Jeigu įspūdingo iš tikrųjų O nepamatėm. kodėl? O tai todėl, kad Vilnius geriau, aš manau. O kodėl Vilnius geriau? Nes tiesiog akiai gražiau. Supratau, dėkui už informaciją. Na, širdžiai mėla Vilnius, Lietuva. O čia tokia... Rūksta man čia, rūksta. Rūksta dūmai, rūksta. Rūksta. Tokio nieko tikrai įspūdingo čia nėra. Dangoraižių pora ir viskas. Ir kažkokia nugriuvų siena buvo. Ir didysis Benas. O nesakei, kad kokią babosą išbandysim? Kokia babosa, tai rytoj, manau, po zoologijos sodo, arba karo muziejaus, arba ledų šausim skaniuvą. Kaip tik 1+1 kokteiliukas ir ledų dar. Paskanaut, žinai? Patinka tau ledai? Ar nepatinka? Nepatinka jam ledai. Kas iš manęs Jisai geriau mažą pizzą suvalgys su grybais. Mes dabar artėjom prie įspūdingiausio šios dienos reginio, tai kažkokio žmogaus galvos. Na, tikrai įspūdingas reginys. Kaip gražiai. Kaip gražiai čiurlena vandenėlis. Kaip gražiai čiurlena vanduo. Iš tikrųjų. Ar gražiai? Gražiai? Labai gražiai. Įspūdingas. Tai kaip įspręsim šitą vaprosą? Ar gražiai ar negražiai dabar? Aš Kaip mums šitą įspręsim? Su apakęs ant tiek Komentaruose gražiai. kaip jums. Aš neturiu tos monetos pasiėmęs savim. Ai. Aš tai už tai, kad gražiai. Tu gražiai, tu... Tai jisai sakė Tai tu sakei negražiai. To prasme, aš nesakiau. Tu čia per vaprosus. Sakei negražiai. Kodėl? Aš sakiau, kad Bet tu Sakei negražiai. tarp jos tu pasimetęs. Nu, karočią, gražiai viskas. gražiai. Gražiai. Ypač patinka, kaip vemia. Visiem labai gražu. Jo, lemia. Gražu, gerai. Dabar sakyk, sakyk, ką sakei. Sakyk, ką sakei dabar. Brolis tu Na, man. brolis, eisi. Dabar tai jo, dabar tai brolis. O prieš tai kas buvau? Kas? Tu šyla, blėt. Įžeidimai. O mes, žodžiu, atsisveikinam su Varšuvos senamiesčiu, nes gaidys iš tikrųjų. Senamiestis nelabai. 5 iš 10. Maksimum 6 iš 10. Kaip ekspertas tikrai galiu įvertinti. Nieko gero tikrai. Nu ką, šiandieną baigta. Rytoj tikėkimės bus geriau. Zoologijos sodas, muziejus. Sako, atškirtaus. Lizardas mylės.
Nu ką, labą rytą. Mes antroj dieneliai keliaujame į zoologijos sodą. Žiūrėsim, ar geresnis už Prahos, ar ne. Šiandieną mes tai išsiaiškinsim. Vėliau, kas vėliau laukia? Nu, į bunkerį kažkokį, į muziejų kažkokį galimai. Žiūrėsim, kaip mums klostysis šią dieną. Čia bitės aplink skraido. Vyniojam. Su BMW. Viskas. Mes zoologijos sode sumokėjom už bilietą apie 8 eurus kažkur tai. Bet kadangi mes šeima, mes perkame 4. Broliai. Tikiuosi pamatysim žirafų, krokodilą, mešką, tigrą, laukinę gamadrilą, gorilą, laurekselo, gandrekselo ir ką dar pamatysim? Na, ką pamatysim, tą pamatysim. Nieko nemat, čia turėtų būti kašakas kažkoks. Bet jis miega kažkur, man atrodo. Ilsisi. Žiūrėk, kai maudas jisai. Kaip jam dabar gerai, tu įsivaizduoji, kaip jam gerai. O kas ten per mašinų plovyklą? Gandriukai, žiūrėk, sklepintoj kažką. Galėtų skristi biškinų į Havajus. Žiūrėk, kaip žiūri. Palina jau. Nori nulūtint. Nori nulūtint. Tokia, žiūrėk, Malina. Ramus. Apsikabinęs kašio kamuolį. Kobe Bryantas. Karalius Julianas. Julianas. Karalius Julianas čia? I like to move it, you like to move it. Bet čia jų daug, tai kuris čia yra dabar? Tas uodega ilgiausia. Žiūrėk, kaip jam gerai. Kaip jam gerai. Alio. Lauk, blusų ieško. Nulis reakcijos. Opa. Išvys jisai, neįdomu čia. Kas jį čia filmuoja? Interviu. Alio. Seniuk. Seniukai. Seniukai. Kaip tu įsilaikęs? Jis tai gerai. Tai gerai. Geriau už tai. Geriau jam. Kai atsidarys mūsų Red Dead serveris, tokius medžiosim. Buivolus. Masiškai medžiosim, pristatinėsim kailį ir pardavinėsim šopę. Ar žaisite Redemą? Aš tai tikrai ne. Ar jūs žaisite Redemą? Pabandysiu. O jūs, panas? Žinoma. Vat, žaidėjai, vat yra du žaidėjai geri, kurie medžios šitos gyvūnus. O čia tai ragai. Nugarą savo pasikaso ir kitiem pakaso dar. Gangsteriai čia jau. Gangsteriai. Gauja. Ruošias bankai. 3, 4, 5, 6, 7. Hamadrijas babun. Liutauras. Kaip gerai čia kvepia. Opa, kur tu lypi? Kur tu lypi? Ko tu dabar išvijai tą gyvūną? Davai pasirodymą kokį. O, va čia tai jo. Va tau ir Pasirodymas. va tau ir pasirodymas. Nu, grėsmingas hipopotamas. O, dar du. Jis ten po vandeniu dėlioja. Dar vieną šiek išlindo. Čia tai taip pakryp kukulienės. Kukulienės privyręs jisai čia. Justina. Užsisukęs vėl. Ir visada, kai visi gyvūnai pastovi užsisukę. Praradęs ragą. Netoks yra raganosis. Žinai, užtektų jam to gūzo ten, kad tave išmesti.
Štek tu sakai, kur tu vaikė eini? Kur tu eini? Kiaurai tą torą. Bau. Bet šarvai tai galingi. Armor, leather armor. Plius 15. 7 iš 10 čia maksimaliai, nes raganosis be rago. Tigro nematėm. Liūtas žirnas. Krokodilai mažiukai. Gorilos labai mažos. Nesuprasi, ar šimpanzė, ar gorila. Jeigu lygint su Praha, tai jaučiu, kad Prahui gal ir geriau buvo. Bet ir kaina dviguba Prahai. Čia dar kaip už 8 eurus, nu taip. Muzeum Vojska Polskiego. Thank you, come again. Bilietukas yra. Dar vienas yra. Ačiū, čia irgi bus. Atvykome į karo technikos muziejų. Iškart tokie vaizdai va. Va čia tema seni. Su šalmu nori nusifotkinti? Davai. Man ten reiks Sakai, čia galima imti. su kalašinu foto. Matai, kad foto. Davai. Kaip tau būtų kariuomenė gerai? Kaip gerai? Labai gerai. Jo, gerai. Bomboklat. Nemėcka torpeda. Galėtų biški angliškai parašyti kažką. Jeigu būčiau lėktuvėlis, manas vėjo malūnėlis. Kas ten gyvena? Va čia tai jūrim. 100 PM2, nu čia jau kokybiškas, žinai? Kokybė. Nuo Klaipėdos iki Palangos. Bum! Tokia puška seni. Turėtukai. 3 kilų neša šitą pušką. Čia keltas. Vaikas liko iki sunaikinti. Čia toks metalo laužas. Hedzeris taip ant lingių buvo. Tikrai gražus tankai. Čia kažkas stovėjo. Šitas neblogas toks tankiukas. Šviežiai perdažytas. Do not go up heavy equipment. Kodėl negalim čia užlipti? Į vidų tipo neįleis. Bent į vieną tanką. Žinai, pasėdėt būtų prikolas. P7-2. O čia toks šitas tai švys, man. Mažylis. Shermanas. M4-1. Grizzlis. Kokia tavo nuomonė apie šį parką? Autoparką? Šiaip yra tikrai įspūdingos technikos, manau. Nes aš tai nesuprantu apie šitą techniką. Nu, reikėjo mokytis. Aš tik tais labiau su lėktuvais, žinai, va, žaidęs esu War Thunderį, pavyzdžiui, su lėktuvais. O ten, žinai, gal gaudyčiaus, nes čia tai... Bet War Thunderį ir tankai yra, žinai. Bet ten gaidys. Su lėktuvais... Pasiginčytų, jisai su tavim pasiginčytų. Vat gali padiskutuoti su juo, kas yra gaidys. Su juo diskutuoti, žinai. Su lėktuvais įdomu buvo visokie kukurūznikai, ten ne kukurūznikai. O čia, žinai, su tankais ne mano tema, bet įdomu pažiūrėti, aišku, visada įdomu kažką naujo pamatyti. Gerai tau viskas. Tikrai gerai. Aišku, seniai gerai. Nukentėjo biškai. O laikas sustojęs. Pas mane niekada nesustoja laikas. Matukas labiau į dešinę. Kad tu lendy, Čiūpins. iššausi paskui čia. Tai čia vaikams čia tankas. Žinai, paprikolinti. Ateitų generolas, sakytų dabar lendi. Nežinau, kaip aš įlyšiau, tu tai lystum gal. Aš tai lyšiau galimai. Galimai įlystum. Pabandyk šiaip įlyst, pažiūrėk. Va tai va. Įlindęs.
Čia žiūri. Ir į lėktuvus. Kokia čia, kas čia? Kas čia? Tiagnik. Kur tu su tokiu čia? Jo fraudą. Tikrai, kad jo fraudą. Ledinis. Mafija 2. Man įdomu, jisai užsikūrė šitas Mafija 2. Tu ką darai? Kiek ant spidako? 20. Seniai, čia toks vamzdis. US Army. Čia toks overkillas, kad čia nežinau. Aš manau, kad nebuvo būtina tas purtas. Kiek čia gali iššauti? 32 kilometrus. Jo. Netiekis daug? Kas nedaug. 32 km ten didžiausias šauja 20 metų. Nebuvo ir 30. Bet Čia nemažai raketikių telpa. Kažkokios pūvenos tiesiog. Čia seniai. vaikį einam čia. Labai daug čia. Taip pro to apeisim ir grįšim. Pėsčia pilotke. Ne, čia subininė ginklas. Subinių patrulio ginklas. Bet čia tikrai kaip bombardyro. Tai čia bombardyro ir yra. O žiemą unsparnių dar yra. O, kolega, kiek vertini iš 10 Iš 10? šitą visą muziejų? 6. Kodėl tik 6? Nu, nes yra daug neatremontuotos technikos. O tai ką tu nori čia su... Negalima įlipti niekur. Niekur negalima atsisėsti. Na jo. Nu, taip. Ne, sakyčiau, koks... Nežinau, šiaip nesu buvęs karo technikos muziejuose jokiuose, bet... Nu, kokie 7-ukas toks būtų gal. Nes įdomu pamatyti vis tiek. Būtų kokie 9 iš 10, jeigu kažkur įlyp būtų galima. Nu. Žinai, pasimatuot. Ar tilptum tu čia, ar ne? Tu tai tikrai niekur netilp. Aš niekur gal, nes man jau, žinai, ir metų daug. Nugaras skauda. Ja, galima būtų kažkur įlipti, būtų įdomiau. O, eisim biškį paragauti lenkiškų kebabų. Kažkokią kebabinę 4-7 įvertinimas. Pažiūrėsim, ar atitinka savo įvertinimą. Nedaug dievė. Daug dievė, neatitiks. Tokie išalkę vyrai eina. Nori 4 maisto. neigiamus įvertinimus. Laukia plus 2,5, karštis daužo. Kai kebabinė, kaip gerai, kad yra kur atsisės. Labai gerai. Kebabas užtepė kažkokį tais... Kažkokį šūdą užtepė čia. Vertinsim skonį. Ai, čia česnakinis padažas. Neblogas šiaip. O ką jis čia užtepė? Nu, aha, česnakiniai taukai. 9 iš 10 įvertinčiau. Skanus kebabas. Jeigu būsit Varšuvai, Jazz kebab. Užsukit, paragaukit. O, super kebabas. Skanesnių nesu valgęs. Ir nors vieta labai atrodo kukliai, taip iš pradžių. Tokia Iš pradžių bomžiška. galvojom net neiti, galvojom kažko kito ieškoti. Bet dabar galiu drąsiai teikti, kad nesigailiu visai. Va. Super. Super. Super, tiesiog super. Uliuką lengvai prasimesiu hebra. Po sunkios dienos. Vaiki, kaip čia negerai bus, jeigu nepataikysiu dabar. Tikrai reikės įkelti dabar. Bom. Matei kokį? Rykšotą. Gražumėlis tikras. Neblogai, bet šiaip dabar easy šotas bus. Jeigu pataikys. Opa. Bravo, boss. Bravo, boss. Bravo, boss. Tikrai kietai.
Wow, Viva. Pasikūrimas. Mr. Boss. Kaip vertinat bowlingą? Bowlingą? Bowlingą. Bowlingas man tikrai labai patiko. Bet bowlingas 10 iš 10. Atsiprašau, šiek mažodžius, bet kainos alaus, tai, nu, ne. Aš manau, žiūrovai supras tavo keiksmažodžius. Neadekvačios. Jie pratė prie mano. 5 eurai už alų iš buteliukų, net nepilstama. Nu, čia... 033 ar 03? 0,5. Ai, 05. O čia Porsche. Žodžiu, bowlingas 10 iš 10. Bet alaus kainos 1 iš 10. O taip. Žmogus nekompleksuoja. Ar gerai šiandien praėjo diena? Šiaip realiai normaliai. Šiaip negali skūstis, žinai. Kaip Varšuvoje tai tikrai visai neblogai. Nes tiltas baigsis, viskas išjungia iš karto. Šiandien šūdų nesmirdėjo. Nedak, dieve, tiltas pasibaigs. Viskas buvo gerai šiandien. Mes čia į dešinę turėjom su Viskas. parduotuvę, bet geriukas užsipildė.